sąvoka yra išreiškiama gaminio svorio ir tūrio santykio reikšmė. Didelė svorio tūrio santykio reikšmė, tai reiškia, kad palyginti su dydžiu, kroviniai yra sunkus, jie mašinos yra sunkus ir pagal tai atitinkamai yra parenkama transporto rūšis. Kuo sunkesniems kroviniams parenkamas, pavyzdžiui, geležinkelių transportas, vandens transportas. Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių regione, rengianti sausumos transporto technologijų specialistus. Baigę šią studijų programą, jaunuoliai gali dirbti technologais, operatoriais, vadybininkais arba vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vykdančiose krovinių ir keleivių vežimą automobilių transportų, autobusų ir taksi parkuose, arba įkursite nuosavą vežimo paslaugų įmonę. Įgytos mokslo žinios ir praktiniai įgūdžiai padės sėkmingai vadovauti ir organizuoti darbą. Sausumos transporto technologijų poreikis ir užimtumas nemažės, nes tiek šalies, tiek užsienio darbo rinkoje tai labai paklausi profesija.